Taigi šiandieną kaip manifestuoti sveikatą, bet sveikatą ne tik tais, kad mūsų kūno fizinę, bet labai plačia tema. Ir mes šiandieną praeisime tai pro manifestaciją, sužinosime, ką tai reiškia, kaip manifestuoti, gale sesijos išduosiu būdus, kaip manifestuoti, pereisim per mano patirtį, per mentorių ir visa tai garantuoju, kad pakeis jūsų gyvenimą. Jau nuo dabar tai, kad jūs stebite, jau visa ima keistis. Okay? Daug skaitysiu, nes nenoriu praleisti labai svarbių dalykų, labai svarbaus mąstymo pokyčio, kuris yra jums šiuo metu reikalingas, kurio ieškojot labai ilgai. Okay? Tai kaip manifestuoti sveikatą matom. Okay. Taip, gerai, važiuojam. Šiandienos svarbiausia žinutė yra ta, kad jeigu mes esame nepatenkinti savo sveikata, turime sustoti, mąstyti, jausti ir sakyti, tai daryti, ne, galima sakyti. Ne? Nes mes signalizuojame, mes sakome, mąstome ir jaučiame, kad kažkas yra su mumis negerai ir mes norime pataisyti. Su sveikata, kaip ir su kitomis 7 gyvenimo sritimis, mes susiduriam kasdien. Atsimenat, vakar kalbėjom apie santykius, anom temom kalbėjom apie vidinį savo tikėjimą, kalbėjom apie pinigus jau irgi, bet galėsim dar išplėsti tą temą. Ne? Po to kalbėsime dar ir apie bendruomeniškumą, apie, kas ten dar yra, sveikata, bendruomeniškumas, apie savo vidinį pasaulį, apie sielos pasaulį, apie tai jau ir kalbėjome. Tai yra tai, kas mūsų po kiekvieną dieną. Taip? Tai intencija ryte, ryto ritualas, laikas sau, troškimas iš vidaus, tai seni įpročiai, tai yra įskiepyta mums vaikystėje. Ne? Tai, ką jūs darote iki šios dienos, ir jūs jaučiate, kad jums norisi kažko geriau, kažko daugiau, tiesiog esat nepatenkinti šiuo metu, visa tai yra įskiepas iš kažkieno kito. Mes apie tai irgi jau kalbėjom, bet lygiai tas pats yra ir su sveikata, mėlyje. Tai nėra jūsų tiesa, dėl to jūs ir esate šiandien čia su manimi, kitaip jūs čia nebūtumėt. Jūs turite viduje jausmą, galima kitaip sakyti sielos šauksmą, kuris jūs atvedė būtent čia. Ir šiandien čia esate būtent ten, kur ir turite būti. Ir su jumis vyksta būtent tai, kas turi vykti. Ir jūs girdite dabar būtent tai, ką turite išgirsti. Galite dar pagudrauti, nes jau žinot šitą. Viską, ką šiandien užsirašysite, išsipildys. Žinot šitą, ne? Manifestaciją ir savo tikėjimą. Viską, ką šiandien užsirašau, išsipildo. Ne? Gali dar dirbti nesunkiai, bet manifestuoti savo gyvenimą nesunkiai, bet protingai. Ne? Smart. Tai visa kasdien yra su manimi, kas liečia sveikatą. Na tai taip, mes, ne, jei nebūtų sveikatos, nebūtume ir mes ir nebūtume tokie sveiki ir galbūt net sugebėtume net interneto pasijungti, ne? Darysime dalykus susijusius su sveikata, su lengvumu ir tikėjimu be pastangų. Tada skamba labai sudėtingai, bet mes toliau išplėsime, pažiūrėsime, ką tai reiškia. Visas 7 gyvenimo sritis toliau manifestuoju, ko noriu mokymuose, mes mokysimės patirti ir gyventi ir pajausti iš flow būsenos. Tekėti kartu su gyvenimu, neįdedant pastangų, stengiantis, ne? Be kovojimo su savimi. Mūsų tikslas yra perprogramuoti save, kad pasidarytų lengva, natūralu
ir sveika man. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, to esu pavyzdys jau ir aš, ir mano mentoriai, gyvi žmonės, kuriems tai pavyko. Tai šiandien žiūrime, ką žino jie, ko nežinome mes ir ką galime iš jų perimti. Ne? Šiandien sužinosime, kaip tapti pačia geriausia savęs versija, sveikatos, be priverstinių pastangų. Mums nieko nereikės priverstinai daryti. Viskas gausis savaime. Sužinosim tuoj kaip. Sveikata, kurią turite šiandieną, yra jūsų vidinio paveikslo ir įpročių rezultatas. Šitą jau ko gero esate girdėję. Ne? Tai toliau mokymuose galėsim praktiškai visą tai padirbėti praktikoje. Ne? Ir juos abu mes galime keisti, mes tą ir darom. Jūs dabar čia, sėdėdamas, klausydamos manęs, tą jau darote. Aš anksčiau valgiau ir gėriau viską. Čia jau dabar truputį apie mane. Taip, aš buvau iš tų, kurių vaikystėje augau su dideliu trūkumu maisto, gėrimų, saldumynų, pramogų, užsiėmimų, nes nebuvo tam galimybės. Ir iš to viso trūkumo, kur užaugau, aš stengiausi vis iš aplinkos įkišti į save ir save užpildyti. Tai kišau ir gėrimus, ir maistą, ir visokias pramogas, ir geras, ir blogas, ir visokiausias. Tam, kad tik tais pasijausčiau pilnatvėje. Ir tai man nepavyko padaryti, deja, daug 30 metų tą dariau. Kol vieną dieną atėjo, kad supratau, kad kažkas yra negerai. Kaip viską, kiek dariau, kiek pastangų įdėjau, aš vis tiek nesijaučiu gerai. Nes tai buvo iš trūkumo jausmo. Ką tai reiškia? Tai buvo iš vidinio manęs paveikslo apie save, kuris nepasikeitė nuo to, ką aš kišau į save iš išorės. Bandžiau užkimšti save greičiausiu būdu, nes protas labai gudras, jisai nori dopamino, tai yra atsipalaidavimo būsenos, ypač po darbo, sunkaus, po kokios problemos sprendimo sunkios. Ir greičiausias būdas jam rasti atsipalaidavimą, tai yra maistas, tai yra lengviausiai ir greičiausiai prieinamas dalykas. Dėl to mes nuolatos užkandžiaujame, nuolatos kemšame į save viską, nes norime atsipalaidavimo, dar kitaip norime ramios būsenos. Kadangi užaugau sunkiai, trūkumas buvo maisto, ne, buvo trūkumas ramybės, nes nuolatos buvo triukšmaujama dėl gėrimų. Ir dar aplinkoje, kur augau tarp berniukų, ten nuolatos jie irgi krėsdavo visokias išdaigas, aš nuolatos augau nerime ir įtampoje. Todėl iš išorės visus 30 metų stengiausi gauti kažką tokio, įkišti į save, kad pasijausčiau rami. Ir taip aš tik tai save žalojau. Aš kaltinau save, aišku, kai prikemši kažko tenais blogo, pradedi save kaltinti, pradeda tau gėda darytis, kad tai pasielgi, gėda kaip atrodai, gėda kaip kalbu, gėda kaip elgiuosi, kaip mąstau, ne? Ir, apie kitą. Toj prieisim dar apie kitą patirtį papasakosiu. Manifestacija yra tai, kas prideda pozityvių minčių, gerą jausmą ir norą imtis kitų veiksmų. Ne? Nežinojau tuo metu. Pakeičiam dabar mąstymą. Ne? Vietoje to, kad mylėtume save tokią, kokią esame tuo metu, būtent ką aš dariau daug metų neteisingai. Aš nemylėjau savęs tokios, kokios esu, su savo trūkumais ir su tais, ko man trūko, ne? Aš bandžiau užkišti save visku iš išorės ir vis maniau, kad su manim kažkas yra negerai. Mačiau tik išorę, mačiau save veidrodyje, kaip aš atrodžiau. Čia mano istorija kita.
Dar prie to, kad aš užaugau trūkume ir triukšme su nerimu ir įtampa, dar aš užaugau žiūrėdama į save į veidrodį, tai, ką mačiau išorėje. Mano plaukai buvo raudonos spalvos ir tais laikais, kai dar buvom prie ruso, berniukams tai nelabai patiko, ar ten jie juokais juokaudavo, bet mane tai žeidė, ne? Aš esu susilenkus kuprota, tai kartais ir už tai sulaukdavau ir pati savęs žiūrėdavau, kad aš susilenkus. Veidas strazdanotas. Aš maniau, kad mano kojos yra šleivos, ne? Kad mano nagai sluoksniuojasi. Visa tai matydama išorėje, tą, ką aš matau, man kėlė kaltę, teisimą savęs ir gėdą. Ir taip gyvenau 30 metų. Klausiau vis informacijos, jei esi kitokia, tai nepritampi, ką signalizavo aplinka. Jeigu berniukai tai tyčiojasi, reiškia, tu esi kažkokia kitokia. Reiškia, jau tu nesi tokia kaip visi ir su tavim kažkas negerai, tu jau kažkokia kitokia, vos ne kaip juodasis tas gulbiukas, ne? Ir tai signalizavo aplinka. Ne? Jeigu esu susikūprinus, reiškia, mano krūtiniai nepakanka oro, aš negaunu pakankamą oro, todėl nefunkcionuoja mano visas imuninė sistema taip, kaip turėtų, smegenys gauna mažiau deguonies, dėl to negaliu pozityviai mąstyti. Visą tai iš aplinkos prisigaudžiau, kas yra negerai. Kad aš esu raukšlėta, reiškia valgau negerai, reiškia savimi nesirūpinu. Tai, ką mes matome veidrodyje, mes galvojame apie save, kad kažko mes nedadarome ir kažkas su mumis yra negerai. Ne? Valgome nesveikai. Iš vaikystės, jei esi kažkoks, tai toks ir būsi, esi nevertas daugiau. Tiesiog, toks esi, žiūrėdamas į veidrodį nuo pat vaikystės iki kol užaugi. Ir užaugi su to mintim, kad tiesiog toks jau esu kitoks ir esu nevertas daugiau ir geriau. Ne? Šitas jausmas, jeigu esat kas patyrė, yra pats iš baisiausių jausmų. Ir taip nešiojamės idėją su savimi. Jei norime būti taip kaip jie, aš mačiau mergaitės iš turtingesnių šeimų, kurios apsirengdavo gražiai, kurios atrodydavo daug gražiau, kurios valgydavo sveikus maistus, sutardavo su tėčiu ir mama, ir jos buvo tiesiog džiugesnės. Ir mano pasąmonė susikūrė tokį vaizdą, kad jeigu aš noriu būti tokia kaip jos, tada aš turiu būti iš turtingos šeimos, tada aš turiu gyventi gražiam name, tada aš turiu plaukus dažyti, kitą spalvą turėti, tada aš turiu mokytis daug geriau, ne? Viskas aš kažkokia jau turiu būti kitokia tam, kad būčiau laiminga ir sėkminga moteris. Turi būti tobula figūra, išsilavinęs intelektas, iš pavyzdingos šeimos, turi būti tiesi, lygus veidas, gražios plaukai sutvarkyti, sveika mityba, energinga, pozityvi, pasitempusi. Tam, kad būtum tokia kaip jie, ten laimingi, sėkmingi ir turtingi, ne? Tai taip mes dauguma užaugame su tokiu paveikslu susidarę savo viduje. Aš dažiau plaukus, ėjau pas fizioterapeutą, kad, kiek atsimenu, kai tik man tą momentą, kai aš jau leidau savo nusidažyti plaukus, aš atsimenu iki šios dienos, man buvo gal kokie 11 metų, ko gero. Nuo to laiko aš dažiau plaukus. Ir maniau, kad jau tada nusidažius plaukus, aš būsiu taip, kaip visos kitos mergaitės, kurios turėjo ir draugų, ir būdavo kartu, ir eidavo į visokius užsiėmimus, ir būdavo, net nemoku pasakyti, fainesnis, ne? Tai stengiausi viską išorėje savio pakeisti. Tepiau daug pudros ant veido, tais laikais, kaip ten vadinosi, neatsimenu, merginos, kaip ten ta vadinosi, tokia
tokia iš tos metalinės tutelės. Oi, kiek jos tepdavau. Stengiausi, ėjau ir nugarą lyginti, atsimenu, pas fizioterapeutą. Ko tik nedariau tam, kad pritapčiau. Ne? Aš tiesiog stengiausi palaikyti kitų tiesą, aplinkos tiesą, kuri iš tikrųjų buvo neteisinga. Ne? Būsi sėkmingas tik iš turtingų tėvelių šeimos. Būsi gražiai apsirengęs tik tai, jeigu atrodysi gražiai, tik jei turėsi gražius drabužius. Va čia buvo, man atsimenu, labai didelis toksai. Būsiu priimta, graži, jeigu turėsiu gražius drabužius. Būsiu kaip visi priimta, jeigu turėsiu kitą plaukų spalvą. Būsiu lygi jiems ir verta jų, kitų žmonių, ne, bendruomeniškumo, draugų, jeigu būsiu pasidažiusi, ne tokia visa pasitempusi. Štai ką signalizuoja aplinka ir kokį vidinį paveikslą nuolatos susidarome savo savyje. Bet tai yra jų tiesa. Tai nėra mūsų. Dėl to šiandieną ir esate jūs čia. Jūs jau jaučiate savo tiesą, savo tikrąjį tikėjimą ir tikrąjį save. Ir jau nuo šiandien visa tai pradeda lįsti į paviršių, kaip sakoma, ir keisti jūsų gyvenimą. Okay? O viskas, ką reikėjo man padaryti, tiesiog mylėti save tokią, kokia esu tuo momentu. Nežinau, kaip tai buvo įmanoma, bet tos mergaitės, kurios ir buvo tokios, kokios aš norėjau, maniau, kad ir aš tokia noriu būti, aš manau, kad gal taip ir buvo, kad jos tiesiog mylėjo save tokios, kokios yra. Bet aš to nemačiau, aš mačiau tik tai išorę. Ir mačiau to, ko aš neturiu išorėje. Ir tais laikais niekas nekalbėjo apie sąmoningumą arba kad mylėk save tokią, kokia esi. Jeigu neturėjom sąmoningų tėvų, kurie tai pasakytų, ar močiučių, dėdukų, tai apie tokius dalykus, ko gero, išgirdau tik po 30 metų, kai jau sąmoningumas tapo prieinamas labai plačiai ir atvirai internetu, daleiskime, ne? Ir gyvai net nežinau, ar esu tai girdėjus. Tada mano atsakymas būtų, kad aš mylėsiu save, kai matysiu kitą plaukų spalvą, lygų veidą, tiesią nugarą, sveiką maistą lėkštėje. Tadam, ane? Tai tada, jeigu būtų pasakę, kad aš mylėčiau save, tai aš galvočiau, okei, aš mylėsiu save, kai nusidažysiu plaukus, aš mylėsiu save, aš tikrai myliu save, kai nagus nusilakuoju, aš tikrai myliu save, kai jau pasidarau sau lėkštę salotų, aš tikrai myliu save, kai nuvažiuoju nusiperku sau drabužį. Kai kažką padarau, tada aš jau mylėsiu save. Ką signalizuoja, kokį vidinį paveikslą signalizuoja dabar tuo metu apie save? Kitų nuomonė apie tave, kokia esi, kaip atrodai, būtų privertusi tave mylėti save. Kitų nuomonė, būtent aplinkos, yra primesta, kad kai tu jau ateisi su mumis pabūt, tada jau vadinsis, kad tu jau myli save, ne? Tai beprotiškai netikra ir liūdna. Ne? Jeigu kartu baliavosi, tai jau tu čia būsi mūsų chebra. Ir reiškia, jau aš tada mylėsiu save ir kartu ten mylinti save, pritampanti visur kartu su jais, ko tik aš vaikystėje nesu pridariusi, ne? Kad tik pritapčiau. Ir tai yra netikra ir labai liūdna, nes tai yra aplinkos tiesa ir kad tada mes nežinome, kokia iš tikrųjų yra mūsų tiesa. Ir mes keliausime šitą nuostabią kelionę į savo tiesą. Mes dažnai stengiamės visą daryti, kad įtiktume kitiems ir propaguojamiems grožio standartams. Aš esu labai nepatogi grožio industrijai, visuomeniai. Šiuo metu tą, ką dabar darau, tai kalbu su jumis, nes kai jūs
pasijusite pilnai mylintys save, jums nebereikės nei dažytis, nei vaistų pirkti ir tai jau visuomenė yra nenaudinga ir jau keli mentoriai yra tikrai atakuojami visuomenės ir jeigu skaitėt Dispensos knygą, jisai netgi buvo kankinamas, kad nustotų tai daryti, nes tada nesubyrėtų visuomenė, bet gal susikurtų nauja. Bet noriu jūs, tai yra grožio standartai ir įtikimas kitiems, tai yra tik žalojimas savęs. Mes keliaujame į savęs auginimą, pakelimą, kaip tas sfinksas, gal prabudimą geriau ką sakyta, ne? Grožio, sėkmės, laimės standartai yra netikri, nes nukeliavus į skirtingas pasaulio vietas, tai suvokima visiškai skirtingai. Jeigu nukeliausit į Afriką, ten visiškai normalu vaikščioti, ne, be liemenukų ir viskas yra normalu ir gražu ir faina ir priimtina. Tai nėra jokių grožio standartų, ne? Kaip ten grožis yra, kai tavo siela yra graži. Tai mes keliausime iki to, ne? Tai va, padarom flip savo mąstyme. Aš įtinku savo tokia, kokia esu. Čia vienas iš pirmųjų, ne, dar flip. Antras jau, ne, aš myliu save ir aš įtinku savo tokia, kokia esu. Sveikata yra tai, išvardinam, kas mums yra sveikata, o aš esu sveika moteris ir mes tampame moteris, kurios bando tapti geriausias per neapykantą savo. Čia kas primesta, ne? Aš įtinku savo tokia, kokia esu, tai kaip yra primesta mums, kad sveikata yra, kai tu sveikai maitiniesi, kai tu sportuoji. Ir jeigu dabar pasieksit, kas darosi socialiniai medijai, pamatysit, tu sportuok, tu eik, daryk, valgyk sveikai, vartok vitaminus. Ir tu tada jau gyvensi ilgai ir būsi energinga, ne? Kai darysi tai, būsi moteris. Taip, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dabar nesam patenkintos tokios, kokios esame ir mes tada engiame savęs tokio, kokio esame ir bandome vaikytis kažkokio kito paveikslo, kuris atseit sukurs mums, ko mes norim. Tai vaikymasis va būtent to, ką mes matom socialiniai medijoje, tik tai tolina mumis nuo to, kokie esame viduje savo identiteto. Tai tik tai tikslas šiaip visuomenės, kad tik tai kuo daugiau užkišti mus, pramonės, ne, užkišti kuo daugiau informaciją, kad tik tai atitrauktų mus nuo mūsų identiteto, nuo mūsų vidaus. Po visais norais sveikatos slėpėsi savęs nekentimas, nepriėmimas. Kada bandome kažką tai sakyti, kad mums kažko reikia, reiškia iš karto, ne tai, kad suvokiame, signalizuojame, kad savęs nepriėmime tokio, kokią esame dabar. O čia ir yra jūsų visos sveikatos pasikeitimo priežastis. Ne? Nors man buvo uždrausta valgyti riebiai keptą, aš valgiau dar daugiau nesąmoningai. Tais laikais apie sąmoningą nebuvo kalbėta ir kuo daugiau man draudė valgyti riebiai keptą, nes man yra tulžis išoperuota, tuo daugiau aš to dariau, nes vis buvau paveikiama aplinkos, nes buvau trūkume. Ir vidinis paveikslas trūkumas iš vaikystės ir vis bandžiau save viskuom užkimšti. Bandymas save pakeisti, kad pamatyti kitą vaizdą. Tai bauginanti padėtis būtent. Bandymas save, tada, kai aš numesiu svorio, aš būsiu graži ir aš tada mylėsiu save. Ne, čia apie svorį. Man apie tai, kad tada, kai aš nusidažysiu plaukus, aš matysiu daug ryškesnį, gražesnį savo veidą ir tada jau aš būsiu patenkinta. Ne? Ir tai yra bauginanti padėtis būti, nes reiškia vis kažko norime padaryti ir kažkas jau tada įvyks mūsų viduje. Bet mūsų viduje paveikslas nepasikeičia. Dar kaip yra atlikta šitų
plastinės operacijos chirurgai yra atlikę tyrimą, kad vieniems jie padaro tą operaciją ir jų gyvenimas pasikeičia, o kitiems, kai padaro ją, jų gyvenimas nepasikeičia. Nes vidinis paveikslas apie save, identitetas nepasikeičia. Taip, tai mes visi turime viduje vietelę, kuri myli mus visiškai besąlygiškai, nesvarbu, kaip atrodome, kokios spalvos plaukai, kokios svorio esame, kokio lygumo oda yra, kokia aukšta ar žema esame, tiesi, kuprota, apkūni, ar kūda, sena ar jauna, visiškai tai nesvarbu. Ir šita vietelė šviesos jumis yra atvedė šiandien čia, kur esate dabar. Ir taip kaip aš jaučiu ją, tikiu, kad jaučiate ir jūs ją. Ir mūsų tikslas tik tais ją auginti. Come back to true yourself, kur tiesiog tyra. Ten ir važiuojame, ne? Mes galime pagauti save, kad mes tikime istoriją, bet ar ji tikra? Va būtent ta, ką kalba aplinkui mumis, kad kai jau būsiu aš tiesi, kai išsitiesiu, aš tada labiau signalizuosiu savo smegenims, kad aš labiau pasitikiu savimi ir aš tada pasitikėsiu labiau savimi ir nuveiksiu daug daugiau įdomių dalykų ir kurių noriu pasiekti dalykų, ne? Greičiau juos padarysiu. Ar tikrai? Ar vien tik išsitiesimas pakeis mano vidinį identitetą, mano paveikslą prieš stovint ir žiūrint į save į veidrodį? Ne. O pramonė mumis ant to pagauna. Paklauskime savęs, ar tai, kad aš noriu būti, mano atveju buvo, kad priimta, nes aš tiesiog, mano siela tai pasirinko, kad tiesiog patirti, kas yra atstumimas, išmestas iš bandos. Tai mano atveju priimta, man reikia pakeisti mano kūną. Ar tam, kad aš būčiau priimta, man reikėjo nusidažyti plaukus, man reikėjo dažytis veidą, slėpti sąsdinas, uždėti pudrą, man reikėjo vaikščioti su gražiais drabužiais. Ar man reikėjo to? Galite šiandieną ir savęs to paklausti iš savos istorijos. Pasidalinkit beje savo istoriją komentaruose. Kodėl aš tikiu, kad tai tiesa ir man reikia tai daryti? Kodėl jūs manot, kad tai yra tiesa ir kad jums reikia tai daryti? Ir man paskutinis mano patyrimas tai yra su sveika mityba. Kadangi aš jau prie skuprinimosi ir plaukų spalvos aš nelendu, nes aš patinku to savo tokia, kokia esu. Bet buvo paskutinis bumas čia dėl sveikos mitybos. Ir mano kolegė perėjo greičiau ant sveikos mitybos negu aš, ir pradėjo visą medžiagą dalintis. Ir ten, kad reikia dėl to ir dėl to. Ir aišku, taigi reikia. Ir man labai buvo lengva užsikrėsti tiesiog, kad tuo reikia gyventi ir man. Tai va ta tiesa, kad tuo reikia gyventi ir man, buvo primesta aplinkos tiesa, bet tai nebuvo iš tikrųjų mano tiesa. Ir aš bandžiau ir detoks programą ten tos 21 dienos ir bandžiau ir sveikai valgyti, bet tai buvo per prievartą. Bet tai buvo dėl to, kad reikia. Nes tada aš jausiuosi geriau, aš turėsiu daugiau energijos ir aš būsiu sveikesnė. Ir kartais, žinokit, aš sustodavau ir pagalvodavau, net kartais, ar iš tikrųjų taip ir bus, ne? Ar iš tikrųjų man reikia versti save tai daryti ir taip nutiks. Ir kartais net pagalvojau, o ar šita prievarta kartais mane prie vėžio neprives. Tai va, klausimas, bet čia ne apie tai. Priimame dabar sprendimą, ne? Ir tai čia yra apie tai, kad primesta yra aplinkos, bet tai nėra mūsų tiesa. Pamatysim toj sesijoje, kodėl ir ką daryti. Priimame dabar sprendimą. Aš darau dabar, ką noriu daryti su tokia sveikata, kokia esu dabar. Ir taškas. Va čia jums yra atsakymas, ne? Šitą galite užsirašyti. Viską, ką užsirašote, išsipildo. Žinot šitą jau, ne? Beje, visi sėkmingi žmonės rašosi ir tai išsipildo. Okay? Jeigu jūs pažiūrėsit tyrimus ir statistiką.
Priimame dabar viduje sprendimą, nes nuo priimto sprendimo laisvai dabar savo viduje pradeda viskas keistis. Visa tai paskui pradeda keistis laisva valia automatiškai, neįdedant pastangų, vien tik priėmus iš širdies sprendimą. Jisai priimtas. Viskas, ne? Manyje įvyko, jums ruošiant šitą sesiją, manyje įvyko labai daug vidinių laisvų sprendimų. Todėl kalbu šiandien labai lėtai, nes tai man labai, labai gyva. Okay. Dabar aš darau, ką noriu daryti su tokia sveikata, kokia esu dabar. Ir taškas. Okay. Aš esu pasitikinti, aš jau esu, man nereikia ištiesti nugaros, kad aš pajausčiau, kad aš labiau esu tvirtesnė ir pasitikinti. Man nereikia jos ištiesti, nes aš jau jaučiu, kad aš esu pasitikinti. Mano tiesa yra tai, kad aš esu pasitikinti. Aš gimiau pasitikinti savimi. Aš gimiau graži. Aš gimiau sveika. Ir darau tai, kas man skirta ir ką noriu. Štai vidinis formuojamas jūsų naujas paveikslas ir identitetas apie save, kuris keis jūsų gyvenimą. Pirmą kartą gyvenime priimkite sprendimą. Aš nenoriu kišti į save to sveiko maisto, dažytis ir sportuoti. Jums nereikia iš išorės kažką daryti. Galės jos matysim, bet tai yra apie tai, kad kūnas yra rezultatas jūsų vidinio identiteto, jūsų vidinio paveikslo apie save. Tai jūs su kūnu gali daryti, ką tik norit iš išorės, tą, ką ir aš dariau daug metų, bet rezultatai gyvenime ir būsena gyvenime ir jausmas gyvenime nepasikeitė. Reiškia, kažką darėm ne taip. Tai dabar pradėsime daryti viską iš vidaus. Keisime, perprogramuosime tas programas, kurios mums jau nebetarnauja. Nes šiais laikais mes jau tai galim padaryti ir mano mama stebi ir jinai tikrai yra pasakius ne kartą, o kad būtų tai buvę prieinama tais laikais. Ne? Na, nebuvo. Tiesiog taip jau yra, kad nebuvo, bet dabar yra. Ir mums belieka tik to pasinaudoti. Nuo savo vaikystės 7 metų aš stengiausi dažytis, čia jau papasakojau, kada nedarydavau, ką kiti daro, aš nešiodavausi savimi, nepasakau. Taip, kada aš nedarydavau, to, ko daro kiti, ir mergaitės ir dažydavosi jos ir rengdavosi gražiai, kada aš to nedarydavau, aš jausdavau kaltę, gėdą ir stresą. Nes, aš tai reiškia kažkokia kitokia, aš negaliu to daryti, reiškia, aš esu netokia. Ir reiškia, aš galiu įtampa, nerimas, visada buvo nerimas, visada, kad galiu būti išmesta iš bandos. O tai prilygsta mirčiai, jeigu žinote, ne, iš anksčiau, kai būdavo išmetimas iš bandos, prilygsta mirčiai, nes tu vienas tiesiog neišgyvent, tu turi būti bandoje. Ir su tuo aš užaugau, su nerimu, ar būsiu priimta, ar nebūsiu, ar būsiu atmesta. Kada yra nerimas, tada yra bandymas kažką padaryti iš išorės, kad pasijausti geriau. Ir kiek iš išorės padarytum, geriau nepasijauti. O jei ir pasijauti, tai labai trumpam. Ir vėl paskui viskas sugrįžta. Kiekvienais metais žinau, kad aš darau tą patį, valgau, vartoju tą patį, esu tą patį ir niekas nesikeičia. Jo, čia ankstesnė dabar vėl patirtis ir mąstymas, kad aš manau, kad aš darau tą patį ir pagalvoji ir matai, kad darai tą patį išorėje, ne? Ir niekas nesikeičia. Nes, vis tiek nejauti to rezultato, kokio nori. Ir čia susirinko manifestuoti, ko nori. Reiškia, mes dar nejaučiame to, kad mes turime tą, ko mes norime. Ir tada ką pradedam save kaltinti, kad elgiausi taip pat, kad rengiausi taip pat, kad kalbėjau taip pat, kad ėmiausi veiksmų tų pačių. Vėl gėda, kaltė ir stresas ir įtampa. Nepasitenkinimas, ne? Aš norėjau kasmet būti kitokia, daug pasiekusi, tai reiškia sveika, tai reiškia, kad jau įvyksta
Išorėje matomi rezultatai jau parodo, kad aš jau esu kitokia, ne? Visada, nes norėjau visada būti kaip jie, kurie džiaugiasi ir mėgaujasi, ne? Tai vis stengiausi kažką daryti ir kai matau, kad to nepasiekiau, tai kaltė, gėda, stresas, nerimas tik tais didėdavo. Aš naudojau savo mąstymą nukreiptą prieš save. Matyti, kad aš nesu pakankamai atrodyti kaip jie. Mano mąstymas visas buvo nukreiptas prieš mane pačią. Jeigu aš taip neatrodysiu, jeigu aš neturiu gražių drabužių, aš nesu verta su jom būti. Lygiai tą patį man buvo čia atvykus į Norvegiją prieš 10 galiausiai metų, kuomet aš vėl bandžiau pritapti, vėl bandžiau pritapti į bandą naujų moterų, ko tik aš nedariau, ir suruošiau balių, ir apsirengiau gražiai, ir paskui, kai jau jos išsiskirti, tai buvo pirmas mano viduje klausimas, ar aš pritapau ir įtikau. Ir viską stengiausi daryti išorėje. Ir jeigu po to nepavyko, jos tiesiog atmetė, galima sakyti, mane, nes aš nebuvau savimi, aš buvau tokia užsidėjusi apsimetėlė, galima sakyti, bet aš to nežinojau, nemokėjau kitaip. Ir mane atmetė ir man buvo be galo skaudu. Ir aš vėl kritau į didelę kaltę, į didelę gėdą ir į didelį nerimą, ne? Tai priimame sprendimą, daugiau nesistengiu būti kitokia, nes renkuosi mylėti save. Tada, čia tai aš jaučiu visišką kūno atsipalaidavimą. Ar jaučiat? Pakartokit netgi savo arba užsirašykit. Daugiau nesistengiu būti kitokia, nes renkuosi mylėti save. Čia ne apie tai, kad aš nusilakuoju nagus ir aš jau myliu save. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kad jūs jaučiate savo identitetą, savo vidinį paveikslą, kuriame jūs jau esate sveika, graži, mylima, laiminga, sėkminga. Jau esate tokia, jau gimėte tokia, tobula. Tik po to, jeigu pažiūrėkite filmuką, manifestuoju dalyje, gal 3 mes žiūrėjome filmuką, yra įkeltas grupėje, pasižiūrėkit filmuką, kokie mes gimstame kaip ta maža mergaitė, be jokių vertinimų, be jokių apmąstymų, mes tiesiog tyri padarai esame, padarai būtybės, ne? Tiesiog tyros būtybės esame, bet po to mūsų intelektas perima iš aplinkos, tiesa susikrauna ir nebelieka nei mūsų tyros širdies, nei susijungimo su aukščiausiu, tai kas mums ir davė gyvybę tuo stebuklo, ne? Tai padaro aplinka, bet tai nėra blogai, tai tik tam, kad kai buvo blogai, kad patirtume, kaip bus gerai. Tai va čia yra dėkingumas, čia negali būti jokių kaltės jausmų. Tai yra pats geriausias sprendimas šiandieną. Mylėjai, užsirašykit šiandien 23 metų, rugpjūčio 23 dieną, jeigu neklystu. Tokią valandą aš priėmu sprendimą, kad priimu save tokią, kokia esu, čia ir dabar dėl savo geresnės ateities. Bet jinai jau yra gera, šiandieną jau yra gera ir gali būti tik geriau. Tuoj pažiūrėsim, kaip tai padaryti, Priimame sprendimą, kad ši moteris šiuo momentu gali turėti viską, ko tik nori. Priimam sprendimą, Mindaugai, kad šiuo momentu šis vyras gali turėti viską, ko tik nori. Bet čia neapsigaukit, yra noras iš širdies, įsijungęs su intelektu ir su aukščiausia galia, ir yra noras iš poreikio. Tada kaip minėjau savo istorijoje, iš trūkumo. Tai norima užsipildyti
išorę, savo vidų ir kai norima sau pritaikyti aplinkos primestas tiesas arba tikėjimus. Tada nepavyks nieko. Šiuo momentu moteris, kokia yra dabar, gali padėti kitiems pasijusti geriau. Tai yra tikėjimas, tai yra tyras tikėjimas, tyra tiesa, kuri nuves labai toli. Šiuo momentu ši moteris, kokia yra dabar, yra laiminga ir myli save artimai. Okay? Yra susietume su savimi ir su aukštesnė galia. Gyvenime yra pasakyta mano mentorės, kad gyvenime toli nenueisi, jeigu eisi vienas. Tai nereiškia, kad tau reikia išorėje žmogaus, su kuriuo nueitum. Tai reiškia, kad turi būti, kaip mes jau mokinomės, ko reikia, kad manifestuotum, ko nori, ne? Su visų trijų susijungimas su aukščiau, kaip jūs ten vadinat, nežinau, galit visokiais vardais, visata, Dievu, pasauliu ar kaip kitaip, ne? Ir tada su širdies koherencija, su intelektu. Okay? Tai čia yra naujos jūsų tiesos ir naujas jūsų tikėjimas. Parašykit 10, jeigu jaučiat, kad šita tiesa ir visada ir buvo jūsų. Okay? Parašykit skaičių 10, jeigu jaučiat, kad šita tiesa visada ir buvo jūsų. Tai galima sakyti po dulkelėmis. Ne? Ar jaučiat, mėlėjai? Parašykit komentarė. Ir parašykit vieną, jeigu nejaučiat. Kad tai visiškai nauja, ne apie jūs. Pradedame keisti tikėjimus savo pasąmonėje. Štai, kas vyksta dabar su jumis. Kodėl ir kalbu lėtai, nes tai vyksta pasąmoniniam lygmenyje. Okay? Dar atsimenat, ko mums reikia pridėti trupučiuką džiaugsmo ir smalsumo. Nes tai faina. Naujos tiesos, tikros jūsų tiesos, tikras jūsų tikėjimas, tai yra faina. Kitaip RAS filtras nepraleis. Atsimenat naujos informacijos, kur šiandien išgirstat. Tai truputį pridėkit ir džiaugsmo. Okay? Pradedame tikėti kitais dalykais ir pradedame pastebėti tada aplink save kitus dalykus. Kai pradedam būtent naujų tikėjimų gyventi savo tikėjimu, mes pradėsim pastebėti visai kitokius dalykus. Pradėsim pastebėti, kiek daug nuostabių moterų yra aplink, kurios nesidažo plaukų ir kokios fainos jos, kiek daug moterų, kurios susikūprinė ir daug raukšlių turi, o kiek jos socialinė medija, aš dabar mačiau tų senų moteriškių ir ne tik senų, bet jos be makijažo, su savo natūraliom raukšlėm, su savo natūraliu kūnu. Kiek yra, jau net ir yra viena įsteigus, atradus kremus, kurie būtent moterim tokiom, kokios jos dabar yra, ne manekenėm, ir jos yra reklamose. Ne? Būtent, kai pradedam pastebėti, kai mūsų tikėjimas tiesa pasikeičia, kai pradedam pastebėti vis dėlto, kiek pasaulyje irgi yra lygiai tokių tikėjimų kaip ir aš. Ne? Nes tiesiog su tuo klaidingu tikėjimu mes ir matome aplinkoje, pastebime tik tais to klaidingo tikėjimo įskiepytus dalykus. Aš pastebiu dažnai dabar senus žmonės, jau minėjau, ne? Jie džiugiai ramus visame, kame daro. Jie gyvena. Ką aš pastebėjau? Aš pastebėjau, kadangi aš turėjau labai daug nerimo ir labai daug įtampos, tai aš, kai pakeičiau savo vidinę tiesą, tai vidinį tikėjimą, kad aš esu džiugiai rami, aš pradėjau pastebėti aplink save, kiek daug nuostabių, natūralių, džiugiai ramių žmonių. Taip, tai ir žiūrėkit, kai pasikeitė mano vidus, pasikeitė mano išorėje matomi dalykai. Čia labai dar šitas tinka ir į santykis, ne? Kada pakeičiam savo vidinį paveikslą, mes ir matom savo partnerio savybės, jį visai kitaip, nes mūsų vidinis paveikslas eina iš čia, jisai kyla energija į intelektą, intelektas pradeda gaminti idėjas ir požiūrius,
ir pamato būtent kitus, pastebi kitus dalykus. Pradėjau matyti sėkmingas, laimingas moteris natūrales. Ir man natūralumas yra dabar toks gražus, taip faina. Ir visiškai nesvarbu netgi kaip apsirengus, netgi pastebėjau, kad tos moteris, kurios pilnai myli save, savo identitete, yra pilnai pilnumoje, jos rengiasi visiškai paprastai. Ir čia į Norvegiją, atsimenu, buvo toks štai šokas, iki šiol atsimenu, kad Lietuvoje, jeigu milijonierius, tai jisai ten ir cipoškų visokių, ir čia viskos auksas, ir visokiai tik tai geriausi drabužiai. Man toks vaizdas susidaręs yra iš Lietuvos, o kai atvykom į Norvegiją, sutikom, atsimenu, vieną žmogutį, kur žiūrėjau namą, ir po to su pažįstamais kalbėjom, sako, o jisai milijonierius, o jisai buvo visiškai su nutrintais džinsais ir su visiškai paprastu bluzonu. Ir štai tau, nereikia tau būti atrodyti gražiai, kad jau jaustumėmės, kad ką galvojam, tai ir ką jaučiam, tas yra aplinkoje, va būtent. Ir tai va tada ir tiesa primesta iš aplinkos sugriūna. Ir tada pradedi rankiotis, o kokia tikra mano tiesa. Pokalbis galvoje yra laisvai pasirenkamas. Ar manysime, žvelgiant kitiems į jūs, kad jie galvoja, kad jūs negraži, neišsilavinus, ar pasirinksite sustabdyti negatyvias mintis ir pradėti galvoti, aš esu to verta, aš nuostabi. Pasakysiu pavyzdį, kad šitą suprastumėte. Jeigu ateiname į žmonių grupę, tenais ar prie vieno žmogaus, ir mes ateiname su savo vidiniu paveikslu ir mintimis, va kaip rašo Audronė, kad mintis iš karto, kai mes ateiname ir iš karto pagalvojame, kad aš neapsirengiau taip kaip jis, aš esu visiškai paprasta apsirengus, aš nepasidažius, aš plaukų nesusitvarkius, aš atrodau nelabai prastai taip visai. Ir jau iš karto mūsų mintys sukuria apie mus, ir mes tada galvojam, kad tas žmogus matydamas mus, galvoja taip, kaip čia atėjo apsirengus dabar, kaip jinai drįso ateiti nepasidažius, kaip jinai gali čia ateiti, kaip jinai gali čia kažką rasti, jeigu dar net išsilavinimo neturi. Mūsų mintys iškart pradeda kurti negatyvias istorijas, ką pagalvos kiti apie mane. Įsivaizduojat? Ir šitoj vietoj sustabdom mintis ir pradedam galvoti, aš myliu save ir esu verta čia būti, aš esu nuostabi ir aš esu pakankama, ir tas žmogus mato manyje, kad man tiesiog yra gera būti čia ir aš esu verta čia būti. Iš karto mintis savo sustabdėme ir pradedame galvoti, kad kitas žmogus galvoja, kad jinai atrodo nuostabiai ir jinai yra verta čia būti ir jinai yra įdomi asmenybė. Aš esu įdomi asmenybė. Ne? Iš karto šitą vietą pagauname save ir pridedame naują. Flipas, va būtent aš myliu save tokią, kokia esu, su visais talentais, gabumais, išvaizda, kokia man duota čia ir dabar. Ypatingai, kodėl mums reikia, mielieji žmonių, tam, kad atpažintume juos sutikus, va būtent šitus jausmus, apie kuriuos aš dabar kalbu. Jei sutikus kitą žmogų, mano mintis, kaip jam faina su manim, ir aš esu verta čia būti, man čia faina, ar mes sutikę žmogų galvojam, Jėzus, ką jis dabar pagalvos, aš išvažiavau ant pievos, pasistačiau ne ten, aš paliksiu čia viską blogai, aš čia visai nepritampu, nepasidažiau, neapsirengus gražiai, ką jinai čia iš vis veikia. Mums reikalingi kiti žmonės tam, kad mes atpažintume savo vidinį paveikslą, savo identitetą. Štai ką mums reikalingi kiti. Ir jūsų partneris reikalingas jums tam, kad jūs atpažintumėte, kas dedasi jūsų viduje. Koks paveikslas vyrauja jūsų viduje apie save. Nes tik taip mes sužinosime, mūsų aplinka mums tai signalizuos. Už tai mes jai ir dėkojame. Ne?
Tai, kad aš skiriu savo visą dėmesį ir energiją gėriui, kuris manęs laukia ateityje, vietoje to, kad skirčiau ją kaltei, gėdai, įtampai, nepasitikėjimui, kokia esu. Čia naujas jūsų tikėjimas gali būti šitas sakinys. Tai yra mano naujas tikėjimas. Tebūnie gali būti ir jūsų. Pirmas žingsnis, kurį šiandien padarysime, yra: aš nustoju aiškinti savo, kas yra gerai, sveika, nesveika, gražu, priimtina. Ar matot, koks didžiulis pokytis įvyksta jau jūsų gyvenime? Žiūrėkit, nustojam savo sakyti, kad jums reikia kažką padaryti, kad jūs būtumėt sveika, arba laiminga, arba sėkminga. Nustojam sakyti, kad mums kažko reikia. Aš myliu save tokią, kokia esu čia ir dabar. Vidinis mūsų paveikslas. Aš esu pilna. Viskuom, visuose gyvenimo 7 srityse išvardinat savo netgi, ne? Aš esu laiminga, aš esu turtinga, aš esu rami, aš esu priimta, aš esu susietume, aš esu sveika, aš esu energinga, aš esu įkvėpta, aš esu gausoje. Tai aš jau esu dabar. Man nereikia nieko daryti papildomai, kad aš pasijusčiau tokia. Niekaip iš išorės, iš to nepaimsim. Aš nustoju savo aiškinti, kas yra gerai, kas yra sveika, nesveika, gražu, priimtina. Aš pastaruosius metus nieko kito tik neveikiau, tik aiškinau, kas yra sveika, kas yra nesveika. Ir iš išorės bandžiau savo įrodyti, kad valgydama kas sveika, aš jau būsiu sveika. Reiškia, ką aš stoviu į veidrodį ir matau, kad aš dabar nesveika, bet jeigu valgysiu tuos sveikus dalykus, aš būsiu sveika. Tai, kad ir kiek jų bevalgytume, mes vis tiek nebūsime sveiki, nes mūsų vidinis identitetas signalizuoja visai ką kitą, lygiai kaip su ta plastinė operacija. Tai lygiai tas pats su sveikata, mėlyje. Ar žinote, kad visa grožio sėkmės industrija paremta, kad turi kažką daryti? Tada jaučiat, kad esate ir jūs ant to pakibę. Aš beprotiškai jaučiu. Ir ypatingai socialinių medijų. Kad tau reikia kažką daryti, kad tu būtum toks, koks tu nori. Ne? Tai šitie mokymai manifestuoju, ko nori, kuriuos tęsime nuo rytojaus. Tai ne apie tai, kad jums reikia kažką daryti. Tai apie tai, kad mes perprogramuosime ir manifestuosime ir kursime jūsų naują identitetą. O iš tikrųjų tai reikia ko? Nurimti. Čia yra giliai išmintis. Kai esi ramus, vis žinai visus atsakymus. Tai svarbiausias dėmesys yra nurimti. Nereikia nieko jums kažkur kažką padaryti, kad jūs pasijaustumėte sveikas. Nereikia jums tų daržovių ir tų vitaminų valgyti, kad pasijustumėte sveikas, nes jūs jau esate sveikas toks, koks esate šiandieną. Nes jeigu sakome, kad jeigu gersiu vitaminus, aš būsiu sveikas, reiškia signalizuojama, kad aš dabar esu nesveikas. Problema, kad mes bandome pakeisti, kaip atrodo mūsų kūnas, ar kaip mes elgiamės, daryti geriau. Va čia yra problema. Ir jeigu mes turime problemą, reiškia ir bus visada problema. Nes reiškia, kažko trūksta. Tai jeigu identitetas mums susignalizuoja, kad kažko trūksta, tai jisai ir nesikeičia. Jisai toks ir yra. Ir iš išorę mes niekaip jo neužkimšim, kol viduje nepriimsime sprendimo, kad jam nieko netrūksta. Ir pamirštame, ko iš tikrųjų norime gyventi sveiką gyvenimą. Va būtent, čia ir dabar aš gyvenu sveiką gyvenimą. Nustojame save per prievartą savo kažką daryti, keičiame identitetą. Aš esu sveika ir gyvenu sveiką gyvenimą. Vau, man šiandien tiek daug nukrito. Viskas. Nuo čia pradės vykti, mielieji, stebuklai. Tai jau vyksta pas mane. Tai jau vyksta pas mano mentorius.
Nuo čia, nuo šitos vietos. Aš jau esu sveika ir gyvenu sveiką gyvenimą. Ir tada, kada va čia aš jau jaučiu, kad aš tokia esu, kad aš gyvenu sveikai ir aš esu sveika, čia pradeda vibruoti, čia vakar tema atsimenat su paveiksliuku, pradeda vibruoti. Čia tada nuvibruoja intelektą, intelektas pradeda kurti idėjas, o jeigu įsidėtum daugiau daržovių, tai būtų dar fainiau. Tai pradeda vykti natūraliai, o ne tai, kad kai nueisiu į sporto salę ir raumenis pastiprinsiu, tai jau aš jau būsiu stipresnė. Ne? Čia ne apie tai. Tai apie tai, kad aš jau esu stipri, aš jau jaučiu, kad jau tokia esu ir man tai gausis savaime, kad man tiesiog norėsis, tiesiog iš įkvėpimo, iš tyro noro man norėsis nueiti ir mano kūnui suteikti stipresnius raumenis. Bet ne iš to, kad aš būsiu stipri, jeigu sportuosiu, aš būsiu stipri ir aš tada būsiu stipri ir jausiuosi stipri. Bet mano identitetas signalizuoja dabar, kad aš dabar nestipri, nes man reikia sportuoti, kad aš jausčiausi stipri. Kada tikslas yra patobulinti kūną, kada mes norim kažką patobulinti, jis visada po to sugrįš į buvusią padėtį. Okay? Nes identitetas nepasikeis, paveikslas vidinis nepasikeis. Tai ką daryti? Mes sustabdome tai ir priemame naują sprendimą viduje save. Tai yra tiesiog vidinis sprendimas. Manyje šiandien tiek daug jų įvyko darant šitą temą. Tobula, tiesiog tobula. Ir tik to ir te reikia, nusimečiau 37 metų naštą šiandien nusimečiau. Man nereikia nieko daryti ir stengtis kažką daryti, kad aš jausčiausi taip, kaip aš noriu jaustis ir gyvenčiau gyvenimą tokio, kokio noriu. Nes aš jau jį gyvenu. Mes nusprendžiame mylėti save vietoje tapimui geriausi. Vietoj to, kad aš būsiu kitokia, jau tapsiu geresnė, jeigu sukursiu verslą, tai būsiu geresnė, būsiu fainesnė, jeigu nueisiu į vakarėlį, būsiu jau tokia draugiškesnė, ne? Ne, aš jau esu tokia. Mes atsistojame prieš veidrodį ir be sąlygų mylime tai, ką matome. Štai, mielieji, ir praktika, kurios dauguma nenori daryti, bet tai yra pamatas, didysis, nuo ko paskui pasikeičia visas gyvenimas. Tiesiog prieš veidrodį stovėdami, ką matome ir kas yra viduje. Tai jeigu viduje tamsu, tai iš išorės šviesa neužsikišime. Okay? Gražią, mielą, įkvėptą, fainą šiandieną matome, ne? Pamatykime save kaip sielą, kartojama kasdien bent 2 metus. Taip, tai bus procesas, kaip buvome procesai kaltėj, gėdoj, nerime ir savęs nepakankamume 30 metų, ne, ar 40, ar 50. Tai dabar bent 2 metus padarykime taip, kad žiūrint į veidrodį, savo kartotumėme, aš esu faina, aš esu miela, aš esu sveika, aš esu įkvėpta, aš esu energinga, aš esu ideali, kokia esu ir viskas tuom pasakyta. Nieko keisti nereikia. Leidžiame savo būti tokie, kokie esame. Čia šitoj vietoj netgi kaip, jeigu prisiminsite, kai vaikui tik neleisdavo, jisai to norėdavo. Tai jeigu mes neleidžiam savo valgyti torto, mes norime to torto. Jeigu mes neleidžiame savo būti, jaustis sveikais, tai mes ir norėsime kuo daugiau jaustis nesveikais, ne? Tai tiesiog leidžiame savo. Leidžiame savo būti tokie, kokie esame. Dabar. Ir nuo čia prasidės stebuklai. Aš leidžiu savo jausti, kad man nereikia dažyti plaukų, kad būčiau pastebėta. Bet man nereikia nieko daryti. Aš būdama savimi esu pastebėta. Kieno? Pačios savęs. Prie veidrodžio. Kiekvieną rytą.
Ir nuo čia prasideda mano nuostabus gyvenimas. Man nereikia išorės. Man reikia pačios savęs identiteto vidinį paveikslą pastebėti. Ir jį turėti nuostabų apie save. Man nereikia ištiesinti nugaros, kad būčiau pasitikinti, nes aš jau jaučiuosi pasitikinti, nes man gera su savimi, man gera savyje. Man nereikia sveikai maitintis, kad jausčiausi sveika. Man nereikia sveikai maitintis, aš jau esu sveika. Aš jau esu sveika, graži, mylima, priimta, svarbi ir reikalinga. Ir pratęskit savo. Viską, ką užrašysit, išsipildo. Okay? Tai nuramina ir atpalaiduoja. Ar jaučiat, kad tai tokie žodžiai nuramina ir atpalaiduoja? Aš jaučiu, parašykit 10, ar jaučiat. Jums nereikia nieko stengtis daryti. Tiesiog priimti savo vidinį paveikslą tokio, kokio jau norite. Jūs jau tokie esate. Ir viskas tuom pasakyta. Ar jaučiate, kad nusimetė didelę naštą, kad įtampa, nerimas nusimetė? Jaučiate, aš irgi jaučiu. Štai koks mūsų tikslas, mielieji. Iš šios būsenos visa po to vyksta savaime, be priverstinių pastangų. Va iš šios būsenos aš esu pilnas, sveikas, toks, koks esu, priimtas savęs, žiūrint savo į veidrodį, į save. Čia ir dabar. Leidimas savo būti, kokia esu, čia ir dabar. Nuo čia pradės keistis jūsų gyvenimas. Kaip miela, šilta, jauku, tyra ir ramu. Ne? Nuo čia pradės keistis jūsų ir išorė. Nes pradėsit pastebėti tik tai, kas yra jūsų viduje. Okay? Visa pradeda keistis, kada nustojama save engti, su savimi kovoti. O va čia va ir buvo mano nuolatinė kova su savimi, kad aš kažkokia netokia ir man reikia kažką daryti, kad aš būčiau tokia kaip visi. O Dieve, net dabar, kai pagalvoju, tai pasakys, tai ir net nežinau, kaip apibūdinti. Atrodo, kad išskrido dabar iš manęs visa ta našta, kurią nešiau tiek daug metų. Tai man nereikia kovoti, kad aš būčiau tokia kaip visi ir nustočiau būti kitokia ir kažką daryti, kad tik nebūčiau ta kitokia. Visas mėšlas, ne, kaip galima sakyti, visas dulkės, blokai, kurį savo sakome kasdien, sulaiko mus nuo sėkmės ir sveikatos ir laimės. Okay? Tai nereikia mums nieko daryti, jau mes esame pilnai tokie, kokie norime būti čia ir dabar. Aš nusprendžiau būti sveikiausia savęs versija. Okay? Aš jau esu sveikiausia savęs versija. Kai taip nusprendžiu, mums pradeda gyvenimas visata siųsti aplinkybės, galimybės ir žmonės, kurie patvirtins tai, kad mes jaučiamės sveikiausia savęs versija. Jeigu jaučiamės trūkume, mes gaunam iš aplinkos žmonės, galimybės, aplinkybės, kurie patvirtins, kad mes esame trūkume, kad mes esame savimi nepatenkinti. Kad mums kažko reikia, mes gausim dar daugiau iš socialinės medijos tik reklamų ir iš visatos kuo daugiau prisiūs, kad tik tais taip ir jaustumės. Jeigu mes jaučiamės sveikiausia savęs versija, tai dabar gyvenimas mums pradės siųsti, kad vis daugiau iš aplinkos, kad mes taip ir jaustumėmės vis daugiau. Tada štai jums ir manifestavimo paslaptys, mielieji. Aš esu sveika ir rami, mokausi iš atsiųstų man pamokų kasdien, kad rytoj būčiau dar sveikesnė ir dar ramesnė. Aš nekaltinu ir neteisiu savęs. Naujas tikėjimas, naujas jūsų, mano ir gali būti ir jūsų identitetas. Nuostabu, galiu pasakyti. Ir labai dėkinga, kad reikėjo nueiti tokį kelią, kuris atvedė iki čia. Na, kitaip, jeigu jisai nebūtų buvęs toks grumblėtas, tai ir nebūčiau atėjusi iki tiesiosios, tai su dėkingumu visam tam procesui. Ir nesielgiu, netrodau taip, kaip visuomenė įpratusi ir norinti matyti.
Čia labai svarbus dalykas. Tai, ką visuomenė signalizuoja, tai nesate jūs. Kad turi susikurti, kad turi atrodyti, pasidažyti, sėdėti, tai yra viskas, tiesiai sėdėti ir taip toliau, tai yra viskas primestas visuomenės, nes visuomenė mano, kad yra tokie standartai ir va taip reikia daryti vienas per kitą, ne? Ir tai daina iki jūsų. Ir taip vienas po kito save vis labiau naikinasi. Deja. Tai jums nereikia to daryti. Jūs esate jau dabar pilnai tokie, kokie esate ir jūs esate tuo patenkinti. Okay? Jums nereikia mesti svorio, išmokti taisyklingai kalbėti ir tik tada kalbėti į ekraną ir nusidažyti plaukus, pasipuošti, pasidažyti, jums to nereikia daryti, nes jūs jau esate pakankamai sėkmingas, laimingas, turtingas, sveikas. Okay? Ir iš čia, kai jau tik savo identitete paveikslą prieš veidrodį stovėdami pamatysim, kad tokie esame, pajausime, iš čia kils įkvėpimas ir pasidažyti, ir pažiūrėti, ką gali aiškiau pasakyti, ir ką gali geriau parašyti, pasakyti, ne? Va, taip kils noras iš tyro savo jausmo, iš tyro savo identiteto, bet ne atvirkščiai. Kaip žmonės atrodo, tai nėra indikatorius, kokie jie yra sveikatos, va būtent ką visuomenė signalizuoja, jeigu tu sportuosi, tai tu būsi sveikas. Deja, dažniausiai tie, kurie sportuoja, turi daug daugiau ligų negu tie, kurie nesportuoja. Tai čia yra irgi didelė apgavystė, tai tie mielieji, kurie esate čia ir žiūrite šį video, tai jūs tai jaučiate. Tik tai klausimas, kaip greitai jūs priimsite kaip savo tiesą ir ją gyvensite. Okay? Atskirime tuštybę nuo ilgaamžiškumo. Koks esi iš tikrųjų žmogus, ne? Tuštybė yra, kai jūs esate pririštas, susirūpinęs, kaip atrodot. Jeigu esat susirūpinęs, kaip atrodot, identitete reiškia jau yra spraga, kad jūs esate nepatenkintas tuo, koks esate. Okay? Ir tai yra tuštybė, tai yra žmonės, kurių tikslas atrodyti gražiai, maitinti sveikai, kalbėti raiškiai, stovėti tiesiai ir turėti kūną liekną ir gražų ir raumeningą, ne? Tai jau yra, reiškia, tikslas yra būti kažkokiu. Reiškia, toks, koks esi dabar, esi nepatenkintas ir gaunasi vaikymasis iki pat gyvenimo galo kažko. Naudoja savo mąstymą, kad darytų dalykus, kurie jiems suteiks grožį ir sveikatą. Tai visas mūsų mąstymas nukreiptas į tai, kad man reikia kažką padaryti. Ir dauguma šiandieną mes matom, kad yra pervargę nuo ko? Nuo darymo. Vietoj to, kad tiesiog galima atsistoti prieš veidrodį ir pamatyti, kas yra viduje. Yra žmonės, kurie nemano, kad jie atrodo puikiai, yra puikius ir naudoja savo mąstymą save kaltinti, engti, gėdytis, kad neatrodo gerai, nesimaitina sveikai. Tai gali mąstymą naudoti ir tam, kad aš jeigu čia dabar nepasiruošiu, kaip šiandien buvo mintis, jeigu aš vėl jiems skaidres duodu pilnai prirašytas, tai jie gali atmesti. Ir aš tą mintį pagavau ir aš jai nusišypsojau. Ir iš karto pridėjau, kad man yra gera ir aš jaučiu tai darant prasmę ir kam reikės, ta prasmė mano pasieks kitą, kam bus skirta. Viskas, visas mintis atmečiau, kad čia labai daug prirašyta, kad čia nieks neskaitys, kad čia, o jų protas atmes pamatė tiek daug teksto, nes aš iš karto tada ką galiu padaryti geriau, pagalvojau, kad iš karto pradedant sesiją aš perspėju ir pasakau nuoširdžiai taip, kaip yra. Bet jau aš prasmę tame matau ir neleidžiu savo mąstymui mane laikyti kaltėje, gėdoje, kodėl neparuošiau geriau ir paprasčiau ir lengviau. Okay?
Abiems rūpi, kaip jie atrodo. Tai gali rūpėti mano mąstymui, kaip aš čia dabar pasirodysiu. Ne? Ir mąstymas mano, kad kaip jie atrodo, nustato jų vertę. Senoji aš būčiau manius, kad kai paruošiu savo skaidres, taip mane žmonės ir priims. Aš taip paruošime savo skaidrių, kuo geresnių, aš parodau, kad aš esu labiau verta jų dėmesio, daleiskime, ne? Tai yra tuštybė. Okay. Ir yra žmonės, kuriems rūpi ilgaamžiškumas ir perspektyva, prosperity, plėtra, plėtimasis. Tai aš kviečiu jumis ir keliauti, mėlėjai, toliau, nes tikiu, kad kiekvienas iš jūsų, kuris esate čia, jums rūpi būtent tai. Ir mes einame į salę, sporto salę, ir mes einame į virtuvę, nes žinome, kad tai padės mūsų kūnui pasijausti geriau ir energingiau, kad tai padės mūsų raumenims neištižti, o sutvirtėti, kad sumažina riziką sirgti sąnarių ligomis, jeigu einame į sporto salę, tai mums rūpi mūsų sveikata, nes mes esame sveiki ir mes norime, kad mūsų kūnas tarnautų mums kuo ilgiau. Žinom, kad treniravimasis padeda išlaikyti mentalinę sveikatą, jaustis laimingiau, daugiau idėjų turėti ir kūrybiškumo, ne? Nes ten visiškai naujos idėjos kyla. Žinome, kad nes padidėja kraujotaka, Žinom, kad išsitiešus ir giliai kvėpuojant, kūnas prisipildo deguonies ir varinėja geriau kraują, kraujagyslėmis, taip aprūpina kūną daugiau maistu. Dėl to einame sportuoti. Nes tai mums patinka, nes tai patinka mūsų kūnui, o mums kūno reikia tam, kad mūsų iš aukščiau ir intelektui tarnautų jisai kuo ilgiau. Kad maistas, kurį valgome, atnaujina ląstelių ir regeneraciją, suteikia energijos, ta pati ciberžolė, ne dabar, ir dar šitas margainis, tai ir kaip šitas imbieras ir cinamonas, tai yra dalykai, kurių dabar yra mano kasdienos meniu, nes aš žinau, kad aš jausiuosi vis geriau ir geriau, mano kūnui reikia to, kad atgamintų ląsteles ir kad jisai ilgai man tarnautų, nes aš tikrai noriu nuveikti labai daug prasmingų dalykų, ne? Tai yra skirtumas, kada manome, kad mums reikia tai daryti, yra skirtumas, kada mes iš vidinio tyro jausmo tiesiog įkvėpti daryti. Okay? Yra skirtumas, kada žmogus eina sportuoti, nes nori atrodyti sveikai, ir kada eina sportuoti, nes nori jaustis dar sveikiau. Svarbiausia atpažinti, kokiu motyvu vedami jūs tai darote. Atpažinkit, mėlieji, save. Okay. Ir yra dvi vietos egzistencijos. Ar norite gyventi tikrai ilgą gyvenimą ir norite turėti kūną, kuris palaikys jūs tokiame gyvenime, ar tokia jūsų motyvacija po sveikatos noro? Kas slepiasi po jūsų sveikatos norėjimu? Okay. Būkite atviri savo, geriausiai yra rašytis. Visa, ką rašotės, išsipildo. Ar stengiatės pakeisti savo kūną, nes gėdijatės jo? Čia yra du klausimai jums atsistojus prieš veidrodį paklausti savęs. Okay? Dėl ko norite tai daryti? Dėl ko norit daržovių daugiau valgyti? Dėl ko norit gerti arbatas, o ne kavą? Dėl ko norit kokteilius gamintis? Dėl ko norit ryte mankštintis? Dėl ko norit eiti pasivaikščioti? Dėl ko norite į sporto salę eiti? Dėl ko? Kad atrodytumėt gražiau? Ar dėl to, kad jūsų kūnas tarnautų jums kuo ilgiau, nes jūs norite tiek daug gyvenime visko nuveikti? Ar dėl to, kad jūs savo kūno gėdijatės? Ar palaikote kūno sveiką, nes bijote, kad jei jis nebus tokios formos, jūs nebūsite tuo, kuo norite būti? Paklauskite savęs. Okay. Šiandien, kaip jau minėjau, rugpjūčio 23 dieną, 23 metų, aš Aldona nusprendžiu, noriu ilgai gyventi savo kūne.
Mano požiūris dabar į kūną yra visiškai kitoks. Tai, kad anksčiau bandžiau užpildyti savo tuštumą, trūkumą, kišdama į tą kūną viską net nepagalvodama, tai aš priėmu sprendimą, kad dabar aš jau esu pakankamai, kas esu, ir šitam kūnui aš tik padėsiu funkcionuoti kuo sveikiau, kuo energingiau ir geriau, kad mes abu kartu galėtume nuveikti daug nuostabių dalykų. Kaip galiu jam padėti manimi rūpintis? Kasryt mankšta, žalias kokteilis, pasivaikščiojimas, užrašymas minčių. Aš tai jau darau, bet nedarau ne dėl to, kad mano kolegė sveikai maitinasi, ne dėl to, kad perskaičiau straipsnį, dėl to, kad rašau, dėl to, kad tai man bus naudinga, ne dėl to, kad aš esu priversta eiti daryti, bet dėl to, kad man yra faina tai daryti. Man dabar faina yra daryti mankštą rytais. Mano kūnas tiesiog įprato ir jisai man po to padėkoja, jis jaučiasi puikiai. Ir mes tada abudu nuveikėm daug daugiau dalykų įdomių, kurie suteikia palaimą. Okay? Va toks požiūris. Man tiesiog yra tai gera, bet ne dėl to, kad įdėjo draugė žalią kokteilį, ir aš jį pasidarysiu. Bandžiau aš tai daryti. Fui, buvo nelabai skanu, gėriau, bet net nesupratau, kodėl tai dariau ir galvau, kad priprasiu, bet dėja nepripratau. Tada nebedariau to ir tada jau, kai darbą su veidrodžiu pradėjau, tada jau man savaime noriu, einu pasidarysiu, nes faina, nes noriu energijos, noriu nuveikti šiandien daug. Okay? Be jokios prievartos ir ne dėl to, kad man reikia, dėl to, kad aš noriu. Tiesiog priimu savyje naują savo identitetą. Aš esu sėkminga ir elgiuosi štai taip. Ne, aš esu sveika, todėl elgiuosi va taip. Tai yra visiškai iš laisvumo ir lengvumo. Ir parašom, kodėl. Ne, kodėl mes tai norime daryti. Nes prabudus aš nesijausdavau įkvėpta ir energija. Nes prabudus tiesiog jausdavau, kad tai turiu eiti daryti tas pačią rutiną, nes taip reikia. Atsikeli, eini, darai pusryčius visus, padarai kavą, nes tai prie kavos labai faina pasėdėti, eini tada viską sutvarkai ir eini tada jau į darbus. Ne? Nes maniau, kad taip normalu, kad taip turi būti, nes taip reikia. Dauguma dar būna atsako, sakau, o kam tu taip darai? Nes taip reikia. Ok. Ir iš to reikia, kas tai yra? Nes mes manom, kad dabar esam nepakankamai ir mums reikia kažką daryti, kad mes jau taip pasijustume, kad mes jau esam verti, jeigu mes taip darysime, ne? Tai signalizuojam, kad mes šiuo metu nesam verti, kai kažką darysim, mes jausimės verti, nes taip reikia, ne? Nes taip turi būti. Ne. Mes stovim prie veidrodžio ir sakome savo, aš jau esu vertas, aš jau turiu viską, ko aš noriu. Ir tada aš pasirenku, ką man toliau daryti. Iš tyro noro. Aš nustoju savo nurodinėti, kaip yra gerai. Na, kada savęs nekenčiame, mes negyvename kartu su savo kūnu ir su savo identitetu. Gyvenimas yra duotas tam, kad jį gyventume, o ne tam, kad nurodinėtume, kas yra gerai. Vau, čia man buvo irgi didelis. Gyvenimas yra duotas tam, kad jį gyventume jau iš pilno savęs, su nuostabaus sutarimo su savimi ir nustotume nurodinėti, kaip yra gerai. Duodame savo leidimą čia ir dabar, bet čia žiūrint jų matant mane, duokite viduje savo leidimą savo, nustoti daryti, kaip yra gerai ir leiskite savo daryti taip, kaip norit. Išlaisvinkite save iš aplinkos primestų tiesų. Mūsų kūnas yra skirtas mums patirti visą, kas yra gyvenime geriausia, o ne būti engiamais ir stresinamais už tai, ką daro ir koks yra. Okay?
Tai mūsų kūnas irgi yra vertas lygiai taip pat, kaip mūsų širdis, protas, intelektas, siela yra verti viso ko geriausio. Kada mes einame išvien, tai auga, plečiasi ir gerėja. Kada su kūnu, intelektu ir aukščiau, palaikymai iš aukščiau einame išvien, mes augame, plečiamės ir gerėjam. Ir visa tai prasideda nuo vidinio savęs paveikslo. Bet kada kalbame visokius negatyvius dalykus apie kūną, kad jisai dabar jam reikia pagerinti raumenų masę, jam reikia išsitiesinti, jam reikia venas pataisyti, reiškia, ką signalizuojame, kad manome, kad elgiamės neteisingai dabar, kaip elgiamės, nes reikia elgtis mums tada kitais. O reikėtų kitaip, mes stumiame jį žemyn, nepatirti gyvenimo. Mes neleidžiame savo kūnui tiesiog patirti gyvenimo toks, koks jis yra. Okay? Ir tai jau vėl naudojame prievartą. Kaip mes galime prievartoje, kas gimsta? Baimė, nerimas ir įtampa. Okay? Ir vėl tolstame nuo meilės. Kaip mes galime save mylėti, kad tapti geriausią savęs versiją? Kaip dabar, ne? Kaip galime tai padaryti? Atsipalaiduojam truputį, jau nedaug, mėlėjai, liko. Bet labai svarbu liko, labai svarbu. Tai truputį atsitraukiam, atsipalaiduojam. Su džiaugsmu ir smalsumu žiūrim kaip. Kaip. Žiūrim kaip toliau, kaip mums tai padaryti, kaip susikurt mums tą nuostabų identitetą ir paveikslą apie save. Įkvėpiam. Iškvėpiam ir važiuojam toliau. Jei manome, kad turime problemą, kurią reikia sutvarkyti, mes visada išliekame problemoje. Štai jums yra atsakymas. Jei manysite, kad kažką turite sutvarkyti, jūs visada liksite toje vietoje, kad manysite, kad kažką turite sutvarkyti. Nieko nereikia tvarkyti, viskas yra tobula, kaip yra dabar. Štai kodėl dažymas plaukų, naikinimas raukšlių, metimas svorio neturėtų būti tikslu. Tai reiškia, kad mes turime problemą, plaukai tokie, kokie dabar yra, jie yra negerai, mes norime tai sutvarkyti ir mes visada turėsime šitą problemą. Ir visada joje išliksime, būsim nepatenkinti, nes tai yra iš išorės, o ne iš vidaus. Visa, ką matome medijoje su pažadais, socialinėje medijoje, ką visuomenė signalizuoja, tik dar labiau mus atitraukia nuo pagrindinio dalyko, tai yra savęs. Jų yra toks tikslas. Tai viskas kaip ir iš to gyvoja valstybė, ne, bet jau mes esame irgi žmonės, kurie galime gyvuoti irgi puikiai. Ir nepriklausant prie visuomenės, mes galime gyvuoti ir savo visuomenį, kitokių truputį žmogeliuko, ne? Mes duodame suprasti, kad sportas yra geriau nei aš dabar tokia, kokia esu. Jeigu sakome, kad mums reikia pasportuoti ir tada jau jausiuos geriau, arba reikia pasimokyti ir tada jau galėsiu kalbėti viešai, pasimokyti viešo kalbėjimo, kad kalbėčiau viešai, tai mes tada signalizuojame, kad mums reikia kažko, turime problemą, kad negalime kalbėti viešai ir šitoj problemai mes visada išliksime. Turim problemą, kad nesam nepakankamai tam, kad kalbėtume darbe, tai šitoj problemai ir išliksim. Buvau ilgai šitoj problemai, kad man vis reikia sukurti internetinį puslapį tam, kad aš galėčiau pakviesti į mokymus. Labai ilgai buvau šitą mąstymę, dėja, ne, reiškia signalizavau ir šitoj problemai buvau visada labai ilgai. Ne, nieko nereikia daryti, yra pakankamai taip, kaip dabar yra. Ir iš to kils tada įkvėpimas daryti, netgi šiandien jau tai ir pradėjau daryti, bet iš to tyro jausmo. Didžiausias komplimentas lai būna iš kitų, tu kažkokia kitokia, skleidi ramybę, meilę, o ne kad numetei svorio, o ne kad nusidažei plaukus, o ne kad kaip čia tas raukšlės savo išsilyginai, veidas lygus. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kad prie tavęs gera būti, nuo tavęs sklinda pozityvi energija. Tai apie tai, kad pasikeitė
tavo identitetas, pasikeitė tu pati, bet ne kažkoks tai tavyje kažkokia tais detalė, ne? O ne. Ir jei palaikysime ir toliau kitų tiesas, kad turime būti kažkokie, kad pasiektume, turėtume, jaustumėmės kažkuo daugiau, tai be galo save žalosime toliau. Tokia tiesiog yra tiesa. Aš dariau klaidą lygindama save, kokia buvau tada ir kokia buvau dabar, dariau šitą klaidą. Ir jinai privedė mane prie šitos tiesos. Aš esu nuostabi dabar ir buvau nuostabi tada, kokia buvau tuo metu, be jokių vertinimų. Mūsų identitetas, vidinis paveikslas savyje, jis neturi vertinimų. Kokia buvau prieš tai ir kokia dabar. Neturi. Mes esam tobuli tokie, kokie yra. Ir tada, ir dabar. Ir ateityje. Va tą, ką mes manifestuosime, padarysime, susikursime. Nesvarbu, kas buvo, nesvarbu, kas yra dabar ir nesvarbu, kas bus ateityje. Mes jau esam tobuli. Ir tokie, kokie jūs tenais užsirašysit, kokie ten nori, padirbėsim ten laimingi, sėkmingi, turtingi, gausoje, laimė, atsipalaidavime, džiaugsme, ramybėje. Nesvarbu, kas vyks aplinkui, kas buvo, kas yra ir kas ateityje bus, mūsų identitetas visada išliks, ar kitaip kaip parodyti centras. Mes visada išliksim tokie, kokie padirbėsime, kad dabar jau padirbėsime jaustis ir būti. Nesvarbu, kas bus aplinkui. Mylėjai. Tai apie tai leidimas žmonėms būti Tai apie tai leidimas žmonėms būti tokie, kokie yra. Kodėl neleidžiam kitiems būti tokiems, kokie jie yra, tai kad neleidžiam savo. Ir leidimas jiems egzistuoti, kokie jie yra. Ir neleidžiam savo egzistuoti tokie, kokie esame, reiškia ir kimbame ir prie kitų, bandome užkišti tą savo truputį skylutę, tuštumą, trūkumą, užkišti aplinką, kabinėdamiesi prie kitų, nes galvom, kad taip užkišime savąją. Ne nuo to galo pradedame. Dažnai mes teisiame save ir teisiame kitus. Kaip galime tai sustabdyti? Augti vidumi. Dar atsimenu, toks jį pasakė vienas žmogus, Ramanauskas, man atrodo, nesipūsk auk į vidų. Nuostabus pasakymas. Nereikia pūstis iš išorės visais automobiliais, namais, turtais, jachtom ir raumenimis ir valgiais. Nesipūsk išorė, bet auk vidumi. Ir kada auksi vidumi, tavo išorė savaime keistis. Išorėje išvaizda yra atspindys, išorėje išvaizda, mūsų išvaizda ir tai, ką matome ir kas yra aplink, yra atspindys, rezultatas mūsų vidinio individualaus augimo. Štai kaip, mėlyjei, manifestuosit visko, ko norit. Kada pradėsime žiūrėti, kas ten viduj, ir kada ten pradėsime auginti, pradės augti viskas išorėje jūsų 7 gyvenimo srityse. Kaip ir pinigų, lygiai tas pats. Tai matas jūsų vidinės būsenos. Pinigai yra matas viso vidinės būsenos. Kaip mano mentorius pasakė, jūs neturit pinigų problemų. Jūs turit savo vidinės būsenos problemos, savo komunikacijos su žmonėmis problemą. Tai ne apie pinigų problemą. Tikslas nėra išvaizdą pagražinti, tikslas yra augti vidumi. Tada tegu byra jūsų senas mąstymas, kuris netarnavo jums, bet jisai nedavė to, ko jūs norite. Ir pridedam naują dabar, kuris duos, ko norite. Tikslas nėra jūsų išvaizda ir sveikas kūnas, pavyzdžiui, tikslas yra augti vidumi. Aš esu sveika siela, sveikame kūnu, su sveiku protu. Jau čia ir dabar. Nuo šito pradeda. Stipri siela, ramus protas, tyra širdis. Jeigu sveikata, visur pridedam sveikatą, žiūrint, ką jūs norit manifestuoti, Keičiame širdies energiją, vidinį savęs paveikslo, ne išorę. Keliaujame į kiekvienos dienos naują savęs identitetą.
Kiekvieną dieną pridedu savo naują identitetą, savo naują paveikslą. Mūsų kūnas tada tampa atitikmuo, kas dedasi mūsų viduje. Nereik mums nieko išorėje, jokių tenais celiulitų tenais ir ten jokių riebalų ir ten visko daryti, nes tai, kai pradėsim dirbti su vidumi, viskas savaime pradės keistis. Jūs turbūt esat kūne, išvaizda pradės netgi keisti. Jūs turbūt net esat šitą tikrai žinot ir tikrai girdėjo, kad net išsigydė ir vėžį, ne? Mintimis net ir vėžį įsigydys, tikėjimu net ir vėžį įsigydo, ne? Tai yra tiesa. Tai kokia viduje apsigyvena tiesa, tą jį padaro ir su kūnu. Paleidžiami visi reikalavimai, nepakankamumai ir teisimai. Paleidžiame. Galit užrašyti, aš paleidžiu šiandien ir tiesiog sudeginti. Ne? Paleidžiam. Paleidžiam visą nepriimtinumą, to, kokį nepriėmėme savyje. Nes tai pasigavome iš aplinkos, tai nėra tikrieji mes. Štai kaip džiaugiamės puikia sveikata ir išvaizda, kada kūnas signalizuoja vidinę būseną. Tadam! Mylinti, džiaugsmingai, rami, tvirta ir laisva pasirinkimuose, sprendimuose. Tada, čia tokia yra Aldona. Sveiki susipažinę. Kaip visą tai padaryti? Neatrodo, skamba paprastai, bet aš jau tuo gyvenu gan ilgą laiką ir tai jau tapo mano identitetu. Aš, aišku, dirbu dar ties tuo. Tai yra, žinot, kad kartojimas yra mano svajonių motina, aš pervadinau, ne taip, tai yra kartojimas, tai yra intencijos, atsimenat, dirbu ties tais 3 dalykais. Lendu į vis gilesnį pažinimą savęs, kuriu naują savo istoriją ir studijuoju save. Ir dar vieną mentoriaus matėt, pasidalinau citatą, kad jeigu aš pradėsiu taip dirbti ties savimi, kaip dirbu darbe pas kitus, tai visas mano gyvenimas pradės keistis. Ir taip įvyko pas jį, ir taip vyksta, galiu pasakyti, ir pas mane, ne kitų būdų. Tiek, kiek atiduodu savęs darbe, tiek, kiek dirbu darbuose, pradėkime dirbti ties savimi. Va čia ir viskas pradės keistis, daryti stebuklais ir magiją. Okay? Tai kaip tai padaryti? Sustoti save atiminėti iš to, kokia esu čia ir dabar. Ne, tai va tas, kad jeigu aš eisiu suvalgysiu dabar sveiko maisto, tai jau pasijusiu geriau, ne? Ne, netimkit savęs tokią, kokią esat. Aš jau esu dabar laiminga ir sveika ir rami. Kai nereik man nieko iš išorės. Kai tik save imame engti, kaltinti, manyti, kad blogai elgiamės, kad esame nevertos, sustokime. Čia dėl to reikia tų mums naujų žinių, kad turėtume į ką pakeisti. Dauguma mūsų būname chaose ir pasimetę, nes neturime į ką pakeisti. Taip buvo ir man. Chaosas yra labai geras dalykas. Reiškia, jau vyksta procesas, byra senos programos ir jūs jau pradėt blaškytis, ieškoti, o kas gali būti geriau, ne, kitaip. Ir jūs atrandat. Tai blaškymasis, chaosėlis yra labai gerai, nes jau sena griūva ir tik laiko klausimas, kada va nauja ateina. Ne? Tiesiog sustabdome mintis ir pridedame naujas. Kad ir prisimename Aldoną, ne, kuri mokino va būtent taip to naujo tikėjimo ir naujo mąstymo. Ne, užsirašom ir jūs jau, kai susidūrė situacijoje, chaose, jūs jau pasąmonė atgamins palauk, bet aš užsirašiau, atsimeni taip, kad aš jau esu sveika, pakankama ir faina. Ir mane kiti priima tokia, kokia aš esu. O, tai aš gal šitus dabar pritaikysiu ir einu aš tenais tolyn, ne? Jau jūs turite į ką pakeisti, tai yra labai svarbu turėti į ką pridėti. Dėl to mes ir mokinamės. Mes esame šioje žemėje, kad patirtume visą, kas geriausia su tuo, ką jau turime. Tai mums užtenka tą, ką turim, kokias turim rankas, kokią turim plaukų spalvą, kokį turim kūną, mums užtenka to, ką turime,
tam, kad patirtume šiame gyvenime dabar visą, kas geriausia. Mums jau užtenka šito. Paklauskime savęs, čia jau reikėtų rašytis, ir padirbėti su savirefleksija, su savimi, kas yra sveikata, kas tau yra sveikata. Na ir išsirašom, ar tai kėlimasis ryte, ar tai mankšta, ar tai pasivaikščiojimas, ar tai išgėrimas žalio kokteilio, ar tai daržovių valgymas, ar tai nuėjimas į sporto klubą. Kas tau yra sveikata? Labai aiškiai ir tiksliai, čia jau į manifestacijos procesą įeinama, ne? Labai aiškiai ir tiksliai. Ką reiškia būti sveikam? Ką tau reiškia būti sveikam? Nes kiekvienam iš mūsų dargi netgi atsinešto tų trūkumų, kiekvienam mums reiškia skirtingai. Ne, tai susirašom, ką reiškia būti sveikam. Ar tai valgymas daržovių, ar vaikščiojimas, ar meditacija, Mylėjimas savęs prieš veidrodį kasdien. Kas tai yra tau sveikata? Ką reiškia būti sveiku? Ir susirašom, ką tai mums reiškia. Manifestacija. Aš esu asmuo, kuriam rūpi jo sveikata ir kūnas kaip jo tvirtovė ir kuris nori gyventi ilgą gyvenimą. Manifestuoju, aš esu toks asmuo dabar, čia ir dabar, kuriam rūpi jo sveikata ir jo kūnas kaip tvirtovė, ne, kaip pilis, kaip įrankis, kuris nuves kartu į ilgą gyvenimą. Mes dabar nesimankštiname, kad ištiesinti nugarą, numesti svorio, bet mankštinamės, kad tai energija mūsų ląstelėms, imunitetui ir raumenims. Matot, koks skirtumas didelis. Mankštinuosi ne dėl to, kad taip rodė, kad taip sveika ir taip visi daro aplinkoje mano, bet tai darau dėl to, nes aš taip noriu, nes mano kūnas man tarnauja ir kaip aš galiu jam padėti jaustis geriau. Tai yra du skirtingi dalykai. Tikslas kaip tapti kažkokiu ir tikslas kaip gyventi ilgai ir sveikai ir laimingai. Valgome sveiką maistą dėl vitaminų ir mineralų kūnui, kad jis per dieną puikiai funkcionuotų, o ne tam, kad limituoti kalorijų skaičių. Taigi Aldona, kuri yra sveika, vaikšto kiekvieną dieną, valgo daržoves, daugiau daržovių negu mėsos, mąsto pozityviai, daugiau nei susiraukus, tyli, daugiau nei bamba. Va tokia yra mano naujas identitetas, mano naujas paveikslas ir nauja aš. Ir man tai faina, tai priimtina, tai džiugiai, ramiai, malonu, ne? Atpalaiduoja. Nebelieka čia vietos nerimui, įtampai ir kad aš kažkokia mintims, kad aš kažkokia kitokia. Tiesiog tai yra mano naujas tikėjimas, mano nauja tiesa, bet tai yra mano, o ne primesta kažkieno. Aš gyvenu savo gyvenimą kaip laiminga, sveika ir sėkminga moteris. Viskas, taškas. Tai yra, aš tiesiog žinau, kad taip yra. Ir niekas iš aplinkos manęs iš šito savo žinojimo, gilaus tikėjimo negali neišmušti tiesiog. Netims iš mane šito. Tai yra mano tikėjimas. Aš gyvenu savo gyvenimą kaip laiminga, sveika ir sėkminga moteris. Ir taškas. Viskas. Ar jaučiat skirtumą? Aš nekankinu, nematuoju kalorijų, neverčiu kilogramų, neverčiu daryti, kas atseit sveika. Aš esu sveika ir tai gaunasi savaime be pastangų. Mano dėmesys pasikeitė, kad aš ne kažką turiu padaryti, arba kad tik tais būtų gerai, ne? Aš jau esu laiminga, sveika ir sėkminga. Ir su manim viskas yra gerai. O nereikia man kažką padaryti, kad su manimi būtų gerai. Mąstymas, kad esu sveika, tampa automatišku, lygiai taip pat, kaip buvo jums iki šiol automatiškai surasti, kas yra su jumis negerai, ką reikia pataisyti, patobulinti, pridėti. Ar galima pridėti kažką dar ir dar gauti geriau, ne? Tai kaip automatiškai jūs jau buvot įpratę, tai yra įprotis, kaip automatiškai buvot įpratę vis kažką pridėti, kad būtų gerai, kad su jumis viskas būtų gerai. Tai kažką surasti, ne? Kažko ieškoti, nes manot, kad yra negerai. Tai lygiai taip pat automatiškai pasidarys surasti, kad su jumis yra viskas gerai.
Tiesiog pasikeis dėmesys ir jau po šios sesijos pamatysit, kaip jums viskas keistis. Tiesiog pakeisim dėmesį. Manifestacija. Tai vidinė asmeninė transformacija. Štai, kas, mėlyje, yra manifestacija. Ir kaip jūs manifestuosite to, ko norite, kada viduje jūsų ims transformuotis vidinės tiesos ir tikėjimai. Dėl to jie yra tokia galinga, nes dar jo, kaip Bob Proctor sako, ne, ir jo išrasta yra sistema, ir ne tik, bet jisai remiasi šitą knygą. Joseph Murphy, tai inside out, iš vidaus į išorę, o ne atvirkščiai. Okay? Paklausk savęs, ar jauti, kad jau esi tuo, ko nori būti. Ar jauti jau, kad esi tuo, ko nori būti. Jeigu nejauti, reiškia manai, kad kažkas yra negerai, reikia sutvarkyti, reiškia yra problema, ir taip ir bus visada. Ar manai, kad tau reikėtų, tu turėtum? Ar tai yra iš poreikio? Ar tau reikia valgyti sveiką maistą, nes tada jau turėsiu daugiau energijos ir tada jau nuveiksiu daugiau darbų? Ar tikrai? Ar aš noriu valgyti sveiką maistą, nes man pakanka energijos, kiek aš turiu dabar. Ir jeigu valgysiu sveikai, tada aš turėsiu daugiau ir dar daugiau galėsiu nuveikti. Bet man yra pakankamai tiek, kiek turiu dabar. Ar iš vidinės būsenos? Aš turiu energijos, man užtenka jos, o šitas maistas gali duoti mano kūnui sveikatą, ir iš to gal ir bus daugiau energijos. Aš būsiu laimingas. Okay? Daug labiau negu esu šiuo metu. Šiuo metu esu laimingas ir būsiu dar daugiau laimingesnis, nes dar daugiau prasmingų darbų nuveiksiu. Kai manifestuojama, kad esame laimingos, sveikos, sėkmingos, mes savaime norime elgtis kitaip kiekvieną dieną. Kada jau būtent manifestuojam, kad dabar esame tokios, iš čia kuriame savo ateitį, iš dabarties kuriame savo ateitį, mums savaime pasikeičia mūsų mintys ir pasikeičia mūsų elgesys ir mūsų veiksmai. Savaime, be jokios prievartos, be jokio turėsiu reikia. Jei dirbsime tik su išorė, nejausime būsenos, nes mūsų identitetas liks nepakitęs. Tai kodėl turite rezultatus tokius, kokius turite šiandieną. Kaip su loterija, laimi, išleidžia ir grįžta vėl į ten, kur buvo. Nes viduje nepasikeitė niekas. Jei sulankstote patalynį į stalčių ir jis susivelia, negrūdžiame ir nepaliekame jos taip sulankstytos, su drabužiu visų sugrūstų, nepaliekame. Palankstome tol, kol lygiai gula ir mes esame patenkinti. Reiškia, su manim viskas gerai, aš esu rami, padaryti taip, nes pas mane viskas faina, ramu, džiaugsminga ir aš darau taip, būtent taip, kaip man patinka. O ne būtent primesta aplinkos, aš greitai čia padarau, greitai turiu nueiti ten padaryti ir tik tada jau kai viską padarysiu, tada būsiu laiminga. Ne. Bus ir pakilimų ir nuopuolių, taip, mėlyje, bus pakilimų ir nuopuolių. Kas svarbiausia, kad mes pasirenkame savo identitetą. Matėt, kaip aš rodžiau, kad ir kas vyks išorėje, kas vyko praeity, dabar, ateity, kas vyks, nesvarbu. Prieš veidrodį stovėdami iš jūsų identiteto, jūsų vidinio paveikslo niekada niekas nebeatims. Ir tokį, kokį jūs susikursite ir turėsite savyje, tai jūsų nemėtys ir vėtės, kas vyks aplink. Okay? Aš esu ir įkvėpta, ir jėga. Taip, aš esu tokia. Ir man nereikia iš aplinkos, kad mane kas nors įkvėptų, ir man nereikia, kad mane kas nors palaikytų ir suteiktų man jėgų ir pasitikėjimą, man nereikia iš aplinkos. Aš esu pati savęs įkvėpėja ir savo jėgų suteikėja. Aš esu pati palaikytoja savęs, aš esu pati savo trenerė, man nereikia iš išorės. Nes jeigu manom, kad reikia mums iš išorės, reiškia, yra problema, dabar yra negerai taip, kaip yra problema, ją reikia sutvarkyti ir mes visada išliksime šitoje problemoje.
Tada gyvenimo bangos mūsų nemėtys aukštyn žemyn, kai turėsime savęs identitetą, paveikslą vidinį savo, kad aš ir esu visa, ko man reikia. Mūsų niekas iš išorės negalės labai smarkiai išmušti iš mūsų vėžio, ne? Nes tu pati esi kūrėja, kaip nori jaustis, elgtis ir mąstyti. Tai viduje savęs. Tai, ką matome, mes stebime galbūt savo mentorius, va būtent jie tame ir gyvename. Okay? Dar net yra pasakymas, visi, kurie ateina žymų žmonės kalbėti į didelės scenas, didelės arenas, jie būtent ateina su tokiu dalyku, būtent su savo identitetu, vidiniu paveikslu padirbėję, prisimena fainą dalyką, džiaugsmingą dalyką, viduje susikuria savo vaizdinius ir tik tada eina į didelės scenas. Okay? Nes jų aplinka neveikia, nes jie turi viduje susikūrę savo identitetą. Kas mes esame save, kai vyksta turbulencija, mūsų niekada niekas išmėtys, ne? Tai va būtent jeigu matot, kad šiuo metu vyksta kažkas, aplink jūsų kažkas neįprasto, ne, nemalonaus galbūt, tai yra tik tai ženklas jums ir apie jūs, kas gyvena jūsų viduje. Okay? Visa tai apie perprogramą savęs ir savęs identitetą. Dabar šiuo metu nuspręskite, ar sveikata yra jums svarbi, ar gyvenimas svarbus jums gyventi ilgai šioje tvirtovėje, tai yra kūne. Imkite sprendimą, ne? Pagalvokit, paanalizuokit save. Užsirašome, kas aš esu sveikiausia manęs versija, kaip tai atrodo. Aš esu moteris, kuri kasdien eina pasivaikščioti, kuri geria vandenį, kuri myli save, vitaminus vartoja, mankštinasi, eina į įvairius užsiėmimus, valgo sveiką maistą, apsupa save puikia sąmoninga aplinka. Būtent susirašom, kokia esu moteris, sveika ir ką man tai reiškia. Taip, čia iš tikrųjų apie mane, kas mane supa, ką aš valgau, ką aš geriu, aš darau mankštą, aš išeinu kiekvieną dieną vaikščioti ir vis didinu atstumus, nes man tai patinka, mano kūnui tai patinka, man tai patinka, aš geriu vitaminus, nes mano kūnui tai patinka. Ir darau tai viską su malonumu, atsipalaidavimu ir džiugiai ramiu jausmu, būsena. Okay? O ne dėl to, kad man reikia energijos tam, kad aš praveščiau čia, pavyzdžiui, paskaitą, ne? Ne. Reiškia, signalizuoju, turiu problemą, turiu problemą, neturiu pakankamai energijos, ją reikia spręsti, ir aš visada esu toje problemoje. Mums tai reikia pasirinkti gyventi gyvenimą. Jei tik turite vietą, kur save ribojate, jums nereikia to daryti. Leidimas, mielieji, jums neberibokite daugiau savęs ten, kur ribojate. Leiskite savo. O kai atsimenat, uždrausto vaisiaus visi nori, o kai leidžiam, pasidaro neįdomu, ne? Pasidaro viskas savaime tiesiog. Tai iš tikrųjų tiesa. Ir tai yra mūsų tikslas sugrįžti į tą būseną, kurią mes turėjome, kai buvome maži vaikai. Iki 3 metų, sako, ne? Tai va, nesvarbu, kiek laiko užims, nes aš dabar gyvenu sveikai, nesvarbu, neribokime save laike, ne? Laiko neuždėkime savo. Nes dabar tai nesvarbu, kad tai įvyks po mėnesio, man jau raumenys išdygs, ne? Ir jau tenais jau jausiuosi stipresnė. Ne, neuždėkime, neribokime savęs laike. Aš jau dabar esu stipri ir sveika. Viskas. Aš nepykstu ant savęs, kai išgeriu, suvalgau pyragą. Ne, aš nesignalizuoju, kad turiu problemą, jau nesusilaikiau ir suvalgiau. Ne, reiškia, šita problema visada ir bus. Ne, aš leidžiu savo. Nes leidžiu savo turėti, ką noriu turėti. Tai pakeitimas mąstymo, matymas savęs kitaip. Matymas savęs kaip savo nuostabiausio paveikslo, ne? Jūs žiūrite šį video dėl priežasties. Tai jau šitą aš jums minėjau, ne? Jūs jaučiate savo tikrąją tiesą, tikrąjį tikėjimą, tik tais laiko klausimas, kada pradėsite ją gyventi. Įsipareigokite savo dabar, aš esu sveika, laiminga, sėkminga ir gyvenu džiugiai, ramiai, džiugiai ramų savo gyvenimą. Tada naujas tikėjimas, nauja tiesa ir su ja ryte, dienos metu ir vakare.
ir galima ir rašyti labai daug kartų. Ne? Tai pasirinkam, kuris variantas tinkamas. Bet visa tai išsipildys, jeigu tai darysite atsipalaidavimo būsenai, alfa būsenoje. Ne? Surašykime sąrašą, kaip jūs elgiatės sveika ir pradedam daryti. Kaip aš elgiuosi, kai aš jaučiuosi sveika. Nu ir surašom, kaip jaučiamės. Ką mes veikiame, ne? Pirmiausia, sprendimas laisvas priimtas savo viduje, o po to visą seka laisva valia. Tai va čia nereikia būtinai, kad sudaryti sąrašą ir laikyti sąrašą. Ne, užtenka priimti viduje sprendimą ir po to viskas pradeda vykti laisva valia. Štai link ko keliausime. Oi, ir viskas, mielieji, o tai tau. Nu, fainai, čia buvo. Tai ką, viskas, mielieji. Dabar galiu atsakyti į jūsų klausimus.